Sveiki dar kartelį, jeigu žiūrėt praeitą kartą, jūs žinot, kad laukia dabar dar geresnis pokalbis, nes labai geras buvo prieš tai. Tęsiam, važiuojam. Grūzo dozę gausi dabar. Pas mus yra per daug, dar yra bijoma, jo, to pačio ginklo, ten kažko, aš žinau mamų, kurios nerfo bijo. Šautuviuko, nerf šautuviuko, kur po tos paroloninių šaudo. Nes čia ginklai, čia blogai. Jie vadinasi nerf. Nerf. Taigi reklamuodavo, nematydavai? Čia tipo, geriausia firma. Bet yra irgi juokinga, kur tipo, tu užburbulinį vaiką. Tai tu augini tokį, kad tipo, tau užvažiavo ten į žabtus, tai tu ten, pas mamą nubėgsi, varyk atgal. Tu atsakai tuo pačiu, žinai, ir tas... Čia žiaurus, ir čia tas, ne, čia skista kiaušiškumas, čia atsiranda va ta, žinai, kad negalima žmogaus paliesti be jo sutikimo. Čia yra psichinė liga tada vystosi. Man atrodo, Timonas nori kažką sumušti. Ar jis gal nori sakyti visą laiką? Kažkas bręsta. Aš jaučiuosi čia vienintelis sveiko proto balsu, nes jūs labai užuot. Nes jūs visi nesveiki kažkas. Nesveiki, Hebra, mes visi esam nesveiki. Jo, dvi mamos, o tu dar neapsisprendi. Ateik pas vyrus, galvoji. Nes aš tai galvoju, kaip man reikia. Einu armatūros paieškoti. Kaip tu sakai? Aš dabar galvoju, tipo, kai atsidurčiau toj situacijai, va, jeigu mano vaikui būtų tas, bet galvoju, ką aš sakyčiau, dar dabar negaliu sakyti, tu jau praėjęs tą, tai tu jau žinai, kad sakyti, duok atgal. Aš nežinau, ką aš daryčiau. Bet ir neduoda, žinai. Arba tu kalbėsi tada... Iš tikrųjų kalbėtis reikia, aš manau. Bet žinai, irgi, man tai atrodo žiaurų, tipo... Bet bus kitas vaikas. Gerbiamas vagie, gal galėtum nevokti čia pas mane atėjęs, gal prašyčiau išeik iš mano namų. Apsikabinant dvarų, kad žinok, aš čia po šalpėlės... Ateik apsikabinsim. Gal to reiktų apsikabinimo, gal tu blogai jautiesi. Nes, bet jie irgi, žinai, Pakalbėkim vagie apie tavo vaikystę. Kas tave skriaudė? Kodėl tu toks nelaimingas? Man yra gyvenime nutikę, kad aš esu kalbinęs visokių ten tokių tų ribinių personažų. Ir ten yra, žinai, irgi yra, kodėl jie tai daro. Yra ten vieni įsitikinę, kad jiems galima, bet kiti tiesiog dėl gyvenimo tam tikrų aplinkybių. Tai tu ten, žinai, bet tu negali tiesiog leisti jiems tai to daryti. Taip, jeigu žmogus žino nebaudžiamumą, arba kad jis gali išvengti bausmės, tai jis visą laiką ir darys. Kodėl jam nedaryti? Kodėl jam nedaryti, jeigu jam nieko už tai nebus, žinai? Nes pas mus dabar labai atleisti varžtai to lietuviškai, nežinau, enforcinimo, žinai, įstatymo. Padarė tvarką, gal žmonės susiprotės su paspirtukais tas pats. Gal tam patys, bet yra, žinai, užtenka, kaip tu minėjai, žinai, 4 iš 100, kurie sugadina visam 100 paspirtukų. Jo, bet yra ir kita statistika, ten, nežinau, čia jeigu dar giliau lendant, ten, kokia mirties ten, pavyzdžiui, bausmė, ar ne? Tai yra statistika, man atrodo, Amerikoje padaryta, kad kiek yra įvykdytų kažkiek procentaliai, aš nepasakysiu tiksliai, mirties bausmių ir išsiaiškinta, kad tai buvo nekaltas žmogus paskui. Kur tiesiog, žinai, visi įrodymai gali kristi ant tavęs, nors tu tikrai esi nekaltas, tai čia turbūt apsisaugant nuo to ir yra tie visi dalykai. Pertekliniai tie visi, žinai, dalykai. Taip, pažiūrėkit serialas Suits, ne? Netflixas pilnas yra šitų tokių, kur jo pareigūnam reikia uždaryti bylą, nes ten kažkokius galus susivesti, statistiką atitaikyti, jie tada kažko pakabina, kokią ten, žinai, tokio ir panašiai. Ne, Amerikoje man šiaip kito lygio visi tie dalykai tokie, kur tu pažiūri, kur biografinis, kur paremta pati pagal tikrus faktus, galvoji, kaip taip įmanoma, tipo čia rimtai. Tikrai ten tokie sprendimai priimami ir mes filmavom vieną projektą kitoj televizijai, kur mes keliavome su žinomais žmonėm į kariuomenę. Ir aš pirmą kartą atsidūriau Lietuvos kariuomeniai, nes prieš tai aš esu buvus tik Izraelio kariuomeniai, beje. Tai man buvo šokas, kai mums supažindino su paprastom taisyklėm, nuo ko prasideda Lietuvos kario rutina. Pavyzdžiui, ar jūs žinojote apie lovos paklojimą, kad tu turi susukti pagalvę į tokį trikamputį, kurio kantukas būtinai turi žiūrėti, va taip pasukęs į duris. Ir mes sakom, kodėl? Tarpsne, ryte jie ten per kažkiek sekundžių turi susiruošti, sulyginti ten lovą taip, kad nebūtų nei vienos raukšlytės, dar va taip va tą kūgį pasukti, kad ta pagalvė stovėtų va taip va. Tai čia disciplinos dalykai? Jo. Ir tada tu supranti. Smulkmenose yra... Ir tada tu supranti, kai tu ateini, pavyzdžiui, į šaudyklą, tu supranti, kad, pavyzdžiui, šauktiniai po mokyklos, prisiminkit save po mokyklos. Taigi jūra iki kelių, duok aš čia toj pašaudysiu, ką sakei, žinai. Tai reikia žostkos disciplinos žmogui. Nuo mažų dalykų prasideda. Kad ta tvarka būtų. Ypatingai ten, kur yra tokie pavojingi dalykai kaip ginklai, kad ir kaip kariuomeniai mūsų yra kalbama, kad ginklas yra nuo žodžio gintis. O palauk, Izraelį yra privaloma karo tarnyba tiek vyram, tiek moterim visiems, ne? Taip.
O gal čia geras dalykas. Jeigu tai praeitų visi tą discipliną ir išmoktų. Aš sakyčiau, kad tai yra gerai. Gal mes nebeturėtumėm problemų su netvarkingai pastatytais paspirtukais. Bet žinokit, man atrodo, kad tai apsitai disciplina, tai tu tam bet kokiam sportė, aš, pavyzdžiui, krepšinį lankiau nuo pat vaikystės, ten man buvo žiauri disciplina, kur mane visiškai sudėliojo. Ir tėvai, bet ir tėvai, man atrodo, kad čia nebūtina karo, kad tu, nebūtina eiti į kariuomenę, kad tau sudėliotų, man atrodo, kad čia tėvai turėtų išdėstyti discipliną. Ir tai yra krūva tėvų, kurie išleidžia į mokyklą ir sako, dabar ne mano reikalas, čia mokykla tegul moko, aš tai jį pagimdžiau. Taip. Okay, bet man atrodo, kad, gerai. Mes kalbėjom, kad durniai augina durnius. Taip, bet... Ir tu negali išreikalaut. Aš visą laiką norėjau paklausti, kodėl tu kažką nebežaidži? Turėjau 4 operacijas kryžminių, po kurių dažniausiai ir operacijas man darė visas, tai... Nes blemai, tokia gera buvo. Pažiūrėkis ir randuotis. Mes dar kalbėjom, ne prie kamerų. U19, aš atsimenu, kai tu žaidėjai, aš dar pranešėjų salėje sėdėjau, pasaulio čempionė. Bet aš nemanau, kad blemba išspręs, aš, pavyzdžiui, nenorėčiau įti kariuomenę. Aš blemba disciplinuota, bet tau užtektų, pavyzdžiui, to 3 mėnesių kursą. Kokie kursai, ta prasme? Ne, ten yra taip, pavyzdžiui, jeigu aš būdama moteris įstoju mokytis universitetą, tai aš privalau pradinį kario mokymą praeiti. 3 mėnesiai. Pas juos, aišku, tai yra dėl to, kad pas juos ten yra ir karinė situacija aplinkui. Tai tu turi tiesiog mokėti, apsiginti ir žinoti. Bet disciplinos tai priduoda, ojojoj, kiek ir tu suvokimo kitokio atsiranda, žinai. Timūras mokymus baigė telšiuose vaikystėje. Jam nereikėjo. Bet žinai, man šiaip įdomu atrodo, aš žinau, man atrodo, aš dabar tą prisimenu kaip sukarintą stovyklą, nes aš nebaigiau to karinio mokymo, aš ten mėnesį tik prabuvau, dėl to, kad prasidėjo 2007 metais karas su Libanu ir mano tėvai pasakė grįžti atgal studijuoti Lietuvoje. Bet jo, tas duoda labai savo ir tas labai kitaip į pasaulį pradedi žiūrėti. Tada supranti, kad nebūtinai kaimynas, kuris tau visada šypsosi yra mielas, yra tavo draugas, žinai, ir taip toliau. Ir šiaip priduoda tokio sąmoningumo ir iš tų pienių, kurie ateina iš mokyklos, padaro suaugusį žmogų. O Lietuvos atveju būtų... O lietuvišką atveju būtų, žinai, kad kaimynas, su kuriuo nesišneki, kad tau nėra priešas. Taip. Čia yra labai pas mus irgi lietuviškiausia problema, kuri yra taip visur įlindusi, tas nesikalbėjimas, žinai. Jo. Ten kaip klaiku. Tai aš jau džiaugiuosi, kad bent mūsų kvartaliukį, mūsų kaiminystė bendruomeniai pavyksta šitą po truputį įvedinėti, kad kalbamės, hebra. Ne Facebook'ose rašom, kad ten paliko kažką. Einam ir šnekam ir sakom tiesiai. Tada visai kitaip vyksta, nes... Žinot, pavyzdys geras. Mes irgi persikraustėme į fainą tokį rajoniuką, kuris yra uždaras. Ir pas mus yra nerašyta taisyklė. Tiesiog iš anksčiau ten gyvenę tėvai įvedė taisyklę. Vaikai su paspirtukais po teritoriją turi važinėti su šalmais. Ir dabar vaikai, kurie išeina be šalmo, nes yra naujakurių, mama, ten pijus be šalmo išėjo, žinai, ir viskas, nes jeigu ateis vienas be šalmo, žiūrėk, jau 5 visi nusiemė, nesgi karšta, kam tas šalmas. Taip. Ir dabar, pažiūrėk, mano sesė atvažiavo su vaikais, kubliavo, mes negalime eiti, nes tavo vaikai be šalmo važinėjo, o pas mus yra tokia taisyklė. Ir viskas. Pagarba taisyklėm galų galia, čia yra kartų dalykai, tai žinai, bet einam į gerą pusę, tai žinai, reikia džiaugtis labiau, nesakyti, kad dar nėra to, dar nėra, yra daug kas. O yra kokia nors viena taisyklė, kurią norėtumėt pakeisti? Bet kad taip nebūtų, jo. Taisyklė ar įstatymas ar bendrai? Ne, įstatymai tai gal čia giliai labai. Bet jeigu galėtumėt, kad kažką pakeistumėt. O kas yra taisyklė, ką turi omeny? Pavyzdžiui, taisyklė. Kad nežinau, einant su kaimynais būtina sveikinti. Oi, nebūtina. Reikia norėti. Bet žinok, tai veikia. Blemba šypsena veikia. Žinok, aš kažkada dariau eksperimentą. Ėjau iš namų iki darbo, ten nėra didelis atstumas, bet ten centre didelė koncentracija žmonių. Daug praeivių sutinki. Ir bandžiau eiti šypsodamasis visiems. Net akių kontaktą, nebūtinai sakai labą dieną, bet tiesiog akių kontaktą susitinka ir tu nusišypsai. Ir daugiau negu kas antras žmogus tau atsako šypseną, nors jis matai, kad ten iš 10 metrų pareina kažkoks surūgęs. Akis susitinka, čia nusišypsai, jis toks nustemba ir irgi mes esame labai surūgę vieni kitiems. Aš, pavyzdžiui, iš Amerikos, kai grįžom pirmą kartą pakeliavę, mano pirmieji žodžiai buvo, sakau, taip, jie visi ten yra apsimetėliai su tom šypsenom. Bet žinokit, geriau tegul jie apsimetinėja ir šypsos. Man vienas draugas pasakojo, kuris... turėjo seksą su amerikietė, sakė, nėra ką lyginti su lietuviam. Sako, ateini, sako, tu tą lietuvę ten, sako, minkai, ten, ta prasme, ten, kol tu užkaitin tą pečių, ten, žinai, ten, kol tie vamžiai ten užkais, sako, amerikietė ateina,
Viskas, iškart, žinai, šventė. O čia, žinai, kaip tas, žinai, kaimo kapela, kol užgrieš, kol ten susinchronizuoja, žinai, laukia ten kažko, ten vaizduoja kažką, tu būk momente su žmogum, žinai, ir čia ateis. Amerikietė po kiekvieno sekso padėkos diena tokia, ne? Kalakutą kepa jau perverkus. Ketvirtoji tau, žinai, tai va, tai himnas sugėda. Aš neabejoju, kad mes į tai einam, nes mes dar nesuvokiam. Vietoj orgazmo himną gėdot, pavyzdžiui, jau kaip pareina, jau Lietuva. Vardam tos! Tai jo, per dažnai, man atrodo, mūsiškiai yra neįsisavinę, kad jie yra laisvo šalies žmonės. Gal per daug vietomis, kaip sakėm? Ne, bet žinai, reikia išsibėgioti. Paskui, žinai, galų galia šiek tiek, kurie emigravo, žinai, dalis jų, nemaža, jau kaip ir, žinai, išsibėgioja grįžta normalesni. Tai jau laimim, žinai. Ne visi. Matom ten, kokie būna kartais, bet reikia... Jo, tie, kurie per COVID grįžo, dabar Klaipėdos rajone, sakė, nusikalstamumas padidėjęs gerokai, nes grįžo. Jie bandė pabėgti nuo problemų, bėgdami į Angliją, iš Anglijos bėgo nuo problemų ir grįžo problemą. Žinai, aš tai galvoju, čia irgi yra dar kitas dalykas. Jie grįžta jau būdami vyresni. Nes netgi tu pasižiūrėk, taip, bet tu pasižiūrėk, netgi ten visokie buvę nusikalstamo pasaulio atstovai, kurie ten kažkada jiems buvo 20, dabar jau jie yra, šiama, ne, kažkiek, jau jie, brandesni žmonės, jie ramesni, jie kitaip, jo, jie nebė, taip, jie darė blogus dalykus, taip, ten, viskas, bet, jie jau ramesni, tai čia tie, kurie išvažiavo, vokt ar ten dar blogų dalykų daryti, jie dabar grįžta, tai jau didelis laiko tarpas praėjęs, jie vyresni, tai dėl to ir grįžta, Aš labai daug ne tai, kad užsienis juos pakeitė, bet jie patys jau yra vyresni. Aš labai daug dalykų norėčiau dabar daryti, ką aš dariau, kai buvau ten 16, tik su dabartiniu protu. Kaip eitų dabar daug dalykų. Kiek aš save užstabdyčiau, improvizacijos dintų, blogai būtų. Ne, aš tai daug dalykų padaryčiau iki galo tiesiog. Bet tai ir esmė, kad tu tai užaugai tokia asmenybė, nes tuo metu kažkaip kitaip darė ir tai galiausiai gaunas. Jo, čia toks laužiau ir blogas dalykas, galvoju, galėčiau būti tuo metu, dabar, kaip mąstau, tai tu, nebūtum tu taip. Taip, bet dabar supranti, kad nereikėjo po operacijos tam po 3 dienų bėgti į aikštelę. Taip, po 4 supratau. Po 4 supratau, jo, čia toks. Čia tam tinka tas pats, kad kiekvienas eina savo kelią, žinai, tai dalia gyvena taip, kaip daliai reikia. Nes, žinai, tu gali pradėti nebejoti, o jeigu, aš save irgi ten kankindavau tokiom ten mintim, kodėl aš tokiam mieste gimiau, kodėl tokioj šeimoje, kodėl tokioj šalyje. Tai todėl, kad tu nematai dar kodėl. Ir viskas, žinai. Tai čia labai lengva save nuvaryti duobę su tokia mintim. Taip, bet žinai, būna visokių momentų ir manau, kad supranti, kad, bet, pavyzdžiui, tokia nuotaika ir pradedi klausinėti, kodėl tai kas būtų buvę ir panašiai. Žinot, bet man atrodo, kad visą laiką turi taip nutikti, kaip turi. Aš tikrai šito tikiu ir, tipo, kad ir kaip aš planavau visą laiką būti krepšininkė ir žiauriai norėjau, ir aš jau žinau, kad žaisiu NBA, aš netgi planavau įdėti, kaip tai įmanoma. Taip, galvojau, aš čia patobulinsiu šuolį, aš jau ten žiūrėjau programas, kaip čia su treneriais tariausi, bet man atrodo, kad aš turėjau čia atsidurti ir esu dabar, kur esu, nes kitaip nebūčiau stikusi, tai krepšinis man atvedė Edviną, su kuriam šeimai ir atsirado visai kitų kelių. Ir be krepšinio tikrai suvokiau, kad mes nepristatėm šiandien svečio. Kam reikia? Taip, kas čia? Ne, jis kaip ir visą laiką buvęs, žinai, toks visiškai įsiliejo. Aš tokia rimta tema. Beje, mes šiandien pristatysim naują vedėją, nes tau jau šakės, nes tu mane 3 kartus. Ar paliečia? Aš jau nebejaučiu, kaip aš tiesiog jaučiu pinėjus. Jau apžiūrėtas. Kitą galėsim pakeisti. Tai pristatykim gal žmogų. Pristatykit. Pristatyk, Marija. Tu nežinai, ko jo vardą? Kas aš to? Tai susipažinkim, Arnas. Tavo konkurentas buvęs, taip. O, aš niekada nežinau. Mes dabar susitikę, bet tai nėra man. Kodėl konkurentas? Va, mes žinok, dabar dar vieną. Prieš radijas? Mes dar vieną temą, man atrodo, dabar ką tik palėtėm. Kodėl taip yra sureaguoti? Nu, čia gal dėl to, kad maža rinka ir mažų pimpaliukų tas reikalas yra. Jeigu tu esi vienam telikė, tu kitam, tu mano priešas. Jeigu tu vienam radijui, tu kitam, tu mano priešas. Nu, kodėl? Mes ne priešai, mes kolegos esame. Sindikato. Ir žmonės, mes esame kolegos. Niekada gyvenime nei vieną kitos radijos, aš šiuo metu vieną dirbu, nei vieną kitą radijos stotį nežiūriu kaip į konkurentus. Aš žiūriu gal kaip į ką geriau galėčiau padaryti, žinai, kaip stimulą kažką pačiam geriau daryti, nes, žinai,
Bet niekada nežiūriu kaip į konkurentą. O pas mus taip yra. Jeigu dirbi vienam telikė šakės, tai jau kitam nedirbsi. Aš net turiu idėją, kad jeigu būtų, pavyzdžiui, Lietuvoje radio apdovanojimai kažkoks, žinai, kur tipo susibūrė tam tikra kultūra. Nes dabar kiekvienos įstaigos sugedimo laipsnio reikalas, kokio gerumo ten ta kultūra išsivystys. Bet jeigu būtų bendras dalykas, kad kolegiškai mes šnekam, žiūrim, kaip čia pagerinti, kaip čia ką, pasimokyt galų gale. Ir iš kitų, ar iš užsienio, ar dar iš kažko, pakelti bendrą lygį, bet ne, kiekvienas užsidaro savo tvartį ir nežiūrėkit tą tvartą, ten blogas tvartas, ten negalima. Bet žinot, ko yra geriausias pavyzdys? Kaimas. Padarėm aфиgeną renginį, mama apdovanojimus. Ir negali LNK žvaigždės dalyvauti tame. Bet čia yra tokia nesąmonė. Padarai Lietuvos apdovanojimus ir tu negali, nes telikai tarpusavėje pykstasi. Nesipyksta, turi savo veidus. Nėra, kad ką tik visi be darbo likom. Gali būti. Ne, bet aš nežinau, tai čia tik televizija. Bet aš matai ir to dirbau televizijoje, tai žinau, kas tai aš visose televizijose. Man atrodo, gerai, bet čia nereikia ryštis net prie televizijos. Bendrai, jeigu yra viena kažkokia korporacija, kita ir trečia, viskas ten yra, žinai. Aš vėl apie taip tu konkuruoji kaip konkurentas, biznio konkurentas jo, bet žmogiškumas ir ten. Man tai visai atrodo, kad mes visą laiką sportą būdavo tas, kad jeigu yra už tai geresnė, tai tave yra motyvuoja, dar labiau stengtis. Man treneris sakydavo, Dalia, jūs viena kitai padėkosit, buvo tokia viena krepšininkė, sako, viena kitai padėkosit, nes jūs abi užauksit, tipo, viena aplenks, kita aplenks ir jūs atviršiai, tipo, taip tobulėsite. Tai man atrodo, kad visą laiką taip, aš visą laiką taip mąstydavau ir aš... Tu įsivaizduok, jeigu visą laiką 12-okas žaistų kašį su pirmoku, tas 12-okas niekada neišmoktų kašio žaisti. Nu taip, nes... Tai čia, tai ir sakau, ir bendrai tada mato, žinai, kad ir pati industrija neauga ir tada viskas užsikonservuoja, užsistovi vanduo taip, kad tada tu turi pradeda viskas nykti ir mirti po truputį. Nes kažkas įsikimba, prisidžiūrė prie savo kėdutės, nebegali jos paleisti, kažkas ten prie dar kažko ir ten prasideda... Taip, nes tas, sakykim, nes, žinai kaip, man yra tikrai nuoširdžiai gaila, kad dalyką, kurį tu įdėjai visas jėgas ir kūrei statai, tai tiesiog paima ir atima. Ir mano galva halturščikai, visiški neišmanėliai arba žmonės, kurie yra melagiai ir apgavikai. Vardais pavardėm vaik. Nenoriu aš vardais pavardėm. Ne, bet yra, žinai, ir... Bet iš vardais pavardėm, tai bet kurį turbūt gali daryti. Žinai, kas man patiko, kad daug žmonių, kurie labai daug palaikymo gavau tą dieną, kai baigėsi tas visas radio nuotykis, bet ta situacija, ta simptomatika, jinai yra daug kur Lietuvoje. Nes neišmanėlis atsisėda ant kėdės ir pradeda vadovauti kaip neišmanėlis, žinai. Ir nieks jam, žinai... Atsakomybės jokios klausimo nekelia ir panašiai. Ir tas yra daugybė įmonių, žinai, bet iš tokių išeina žmonės. Tai va, jeigu ten rotacija didelė, tai nesidarbinkit tokių įmonių, ten jūsų nereikia. Tai pas mus irgi buvo didelė rotacija, per 5 metus pasikeitė vos ne visas kolektyvas ir ten kai kurios pozicijos net kelis kartus, niekada niekam neužkliuvo aukščiau sėdint, o kodėl? Gal paanalizuokim. Bet žinai, čia vėl, žinai, kvestionuotam išmanėlis, neišmanėlis. Tiesiog tu esi žiūri talentingas bičias ir koks tau užsidarė vienas, tau užsidarys kitas. Tau tai tikrai atsidarys, ko tau parinks. Bet žinai, turiu omeny, kad tu... Taip turėjo būti, reiškia, ir viskas. Jo, taip turėjo būti. Nes mes jau dabar vėl į kitą temą šokam. Mes pradėjome apie tą, žinai, kad mes neturėtume būti konkurentai, mes turėtume būti, kad tobulėtumėm vienas prieš kitą ir galbūt netgi kažką bendrą sukurti. Nes yra tų žmonių, kurie nesikeičia galvose, va šitas barjeras, kad negalima leisti jiems bendrauti. Nes jūs taigi kartu bendraujate, taigi jūs, nėra taip, kad ar jūs taip jaučiatės, kad, pavyzdžiui, čia mano konkurentas. Su visais bendrauju. Taip, bet va, tai reiškia čia kažko, kas viską kontroliuoja ir sukuria tą įspūdį ir neleidžia ir nenori, tasme, kur būna, Amerikoje būna tų collaborationų, kur tipo, blema, tu žiauriu gerai varai ir tu, dabar žinai, kas čia dar yra dar toks gal ir lietuvių dalykas, nežinau, bent jau, mūzikos pasaulyje ten turiu pažįstamų, tokių garsesnių prodiuserių, kurie ten su užsieniečiais prodiuseriais dirba. Sako, va čia iš muzikantų pusės, sako, jūs kažkaip lietuviai esat tokie... Čia mano, čia aš neturiu tą kolektyvinio noro sukurti kažką didingo, gražaus, nes tu vienas nesukursi. Tu gerą idėją pamėsi, tu gerą idėją ir žiūrėk, kažką sukursim. O visi, jeigu turi idėją, ne, aš dabar vienas padarysiu, aš čia vienas, aš sau. Ir gaunasi tas toks, žinai. Kad visi laurai būtų tik man. Žiūrėk, aš dalintis nieko. Aš savo laidoje labai bandžiau įvesti tą, kad žmonės būtų atviresni vieni kitiem, bet kai tu paėmi, žinai, netgi jūsų hebras paklausant kartais, ta etno humoras, kuris eina, ten bijok kaimyną, o aš nebloga. Blin, paleisti reikia šitą šūdą. Nereikia kaimyno bijoti, nereikia, žinai, kaimyno ten kažkas, tai ir mano ten kažkas geriau. Ir toksai, žinai, kur reikia apie bendravimą, apie bendrystę kalbėti.
Ir ten bajerių ieškoti, o nežinai, kad tą vienkiemį kultūrą reikia velniop išvaryti. Ne vienkiemėse gyvenam. Bet iš kur tas ateina, žinai, nes, Iš praeities, žinai, iš mokyklos. Viskas iš vaikystės. Taip. Iš tų pačių mokytojų, kur tu pradžioje sakei, kur žinai, vaikučiai. Čia taip, žinai, neužsukama visiškai. Nes žmonės savęs Bet bijo. bent jau šou biznį, tai čia nesakyčiau, kad, čia, žinai, vaikystė čia apie asmenybės eina kalba, bet bent jau šou biznį, nežinau, iš kur tos. Taigi tai nėra, kad žmonės, samdomi žmonės, kurie dirbo toje industrijai, jie taigi draugai su visais, bet jie tada paklūsta kažkokiam vadovybės taisyklėm, ne? Taip. Ir to pavyzdys, kada yra kažkoks, tarkim, mamos apdovanojimai, tai nėra kažkurios vienos televizijos, tai yra mamos apdovanojimai. Taip, čia turėtų būti Lietuvos. Lietuvos. Kodėl žmogus, kuris sėdi kito kanalo ekrane, jis negali dalyvauti iš vieno? Čia yra absurdas. Nežinau. Tai, tipo, žinai, kartais gal net nereikia ieškoti, reikia būti ir džiaugtis. Pavyzdžiui, man visą šitą vasarą, nuo birželio gal pradžios, tiesiog pradėjo svaigti galva. Tiesiog svaigti tą galvą. Aš tą Joe Bidenas, toks, žinai, kur plaukia viskas aplink. Ir aš pradėjau ieškoti, kame problemos, žinai, tyrimai, visi, kiek įmanoma, viskas ištirta, nieko neranda, žinai. Paskui sako, o gal tu bandyk pailsėt, biški, žinai, sako, gal čia yra problema. Tai tu beieškodamas problemų, kas yra, tu supranti, kad tame ieškojime tu dar problemų savo prisidarai, žinai. Tiesiog kartais reikia biški nurimti, nusėsti ir problemas įsisprendė. Žinai, su tais ieškojimais kartais. Tai aš dar turiu prisidaryti daugiau problemų. Aš turiu minį, kad, žinai, jaust reikia ir viskas. Jo, pavyzdžiui, man atrodo, kad šiaip žmonės labai nevertina tų mažų dalykų ir, pavyzdžiui, tu esi laimingas, tu turi šeimą, tu ten turi darbą ir viskas okei, bet tu, pavyzdžiui, žiūri, galvoji, o blemba, tas turi tą, o tas, čia kažkas yra blogai, gal man irgi reikia paieškoti savęs, gal man reikia daryti psichologą, gal jis man padės kažką. Ir man atrodo, kad Lietuvoje dėl to labai daug žmonės susikuria problemų. Matom, ko neturim, bet nematom, ko turim. Taip, ir jeigu prašiau džiaugtis ir, man atrodo, labiau vertinti tai, ką turi ir neieškoti, kur nereikia ko. Tai prasme, tai aš vadinu dėl to, man tie psichologų dalykai, tai aš pati labai norėčiau išbandyti ir nuvaryti, bet man sakau labai tas erzina, kai dabar tas Lietuvoje, kur važiuoju į stovyklą ir mano net pažįstamų yra, kur tokia žiauriai, fainos, viskas buvo okei, viską turiu gyvenimą. Grįžau, aš žinokit, tik dabar supratau, kad aš gyvenime nebuvau laiminga. Viskas buvo blogai, man dabar padėjo save atras. Blemba, aš pažįstu labai gerai ir tipo nuo pat ir, žodžiu, bet, turiu minėti. Ne, bet tai čia turbūt patarimas visiems, nes, blogai jaustis yra, normali būsena. Liūdėti yra normali būsena, tai yra emocija, viską tu turi išjausti. Bet tas patarimas turbūt yra, kad kai tau atrodo, kad viskas yra blogai, išjunk tą ir įsijunk įvertinimą, kas tau yra gerai. Tau tą dieną galbūt neskauda, ten danties, kuris tau skaudėjo prieš savaitę, ten tavo močiutė, ten gal ten sako, atvažiuok sekmadienį kugelį, tokiais dalykais. Tu įsivertink tą, ką turi, šeimą savo, kiek tu jos turi ir tada tu gali pavertinti, ar tikrai tau yra taip blogai, kaip tu galvoji. Nes tu neturi vertinimo to, ką tu turi. Nes dažniausiai lygini su kitu žmogumi. Jo, tu nustok verkti, ko neturi, o įsivertink, ką turi ir suprasi, kad tau nėra taip blogai. Vertės nejauti. Tai yra irgi kitas, bet aš tik noriu galbūt reziumuoti šitą pokalbį apie tai, kad... Psichologinis podcastas. Jo, ne, bet žinai kaip yra, jeigu... Apsikabinkim. Negalima. Svarbiausia yra tai, kad jeigu tu nori, tai ir daryk. Jeigu tu jauti, kad tau norisi, jeigu tau atrodys, kad, žinai, arba ten kažkam atrodys, kad tai yra dalykai, kurie tipo yra negalima blogai ir čia, tipo, nenormalu, bet jeigu tu nori daryti, nes tu turi pereiti per tą, kad ta patirtis nutiktų, nes reiškia, tau jos reikia. Kai jinai tau nutiks, tu suprasi ir tu iš jos pasimsi, ką reikia ir tu naisi. Draugė, jeigu nori važiuoti į stovyklą, važiuos. Jei gal ten, žinai, 4-5 metam, gal jie to reikia. Nežinai, žmonės bręsta skirtingai, skirtingos visų patirtis ir sakau, kiekvienas eina savo keliu. Svarbiausia, kad jo eitų ir nesustotų. Ir viskas yra lyginant su kuo, žinai, jeigu tau tą dieną nedavė ten bankas paskolos ir dar gal tau čia, žinai, kaip tik buvo nauda ir tu priėmė kaip, kad blemba, man čia gyvenimas dabar griūna. Bet lyginant su kuo? Ukrainoje ten, tarkim, bombos krenta kasdien yra visai gerai pabūti, yra nuo ko. Ir jiems yra gerai, žinai, Nežodžiu, bet kokiu atveju... Lyginant su kuo tau yra blogai? Aš manau, taip, kad reikia daryti tai, ką tu jauti, kaip tau yra geriausia, o ne taip, kad tas kažką darė, tas kažkur nuėjo, tas kažkas priėmė ir dėl to aš turiu taip irgi daryti. Tiesiog, jeigu taip dar labai padeda išsijungti telefoną ir nežiūrėti, kaip gerai kitiem, nes tikriausiai jie rodo tik tais kažką, kas pas jos gero. Pasidžiaugti tą, ką turit šalia. Taip. Ir pasidžiaugti tai, ką sukūrėt. Tai va, blil, kaip mes čia giliai šiandien. Tai šią gilę natą mes norime padėkoti mūsų svečiui. Ar neapsikabinimą? Gavau leidimą. Dabar komandės apsikabinimas. Marija, mes...
Tai va. Iš tikrųjų apsikabinam, ar čia vaidina? Žiūrėkit, dabar visi suimkim, dabar prieakumuliuokim geros energijos. Čia toks Žiūrovas. Jaučiat ir atiduodam žiūrovom visą gerą energiją. Iki kito karto, sakome mes.